ir mane taip pat neramina rinkimai. Rinkimai tai yra labai keistas dalykas dabar. Kiek spamo, kiek reklamų, kiek visko. Jie naglai lenda į tavo gyvenimą visur. Visur tie lankstinukai. Aš jau nenustepsiu, jei atidarysiu šaldytuvą. O ten bus darbo partijos lankstinukas. O dar blogiau, jeigu sėdės mūsų rodinės ir sakys, darovo, sustabdžiau pabėgėlius. Sakysiu, jo, blėt, kodėl dešą napisai? Sakysiu, tu nieko neįrodysi, eik į teismą. Ir ta reklama jį labai nagla. Kodėl politinės partijos siunčia savo lankstinukus į šiukšlių dėžę per mano pašto dėžutę? Ką? Aš siunčiu politinės partijas per savo humorą. Ir tai yra, man labai keista, kaip taip elgiasi. Darbo partija, jūs iš vis, žinot, kad jie nori uždrausti skaičius, nes arabiškai. Nes niekada negali žinot, gal tarp jų bus koks teroristas. Pavyzdžiui, 11 labai įtartinai, ypač rugsėjo mėnesį. Darbo partija, toks jausmas, kad jiems ir tai kažkas užlaužė jų serveris ir rašinėja šūdus paskutiniu metu. Ir taip jau 15 metų. Kas? Sustabdysim pabėgėlių antplūdį. Jie žinot, ką man atsiuntė? Va, laikraštį. Atgimstantis naujamiestis. Bet pats juokingiausias dalykas, kad jie čia parašė rugsėjis, spalis. Toks jausmas, kad jis buvo anksčiau. Ir toks jausmas, kad jis bus po rinkimų. Jo, bet bus po rinkimų. Šis pas kaip mergina sakyti, aš tau perskambinsiu. Jo, bet pirmam puslapį jie gražuoja, jiems labai faina, kad jie labai didžiuojasi tom, kad pastatė paukščių namelius. Paukščių namelis, žmonės stato jau Tesla fabrikas, jie daro iPhone'us, skrenda į Mėnulį, jie, blėt, stato paukščių namelius. Suka, debilai. Ką? Bet mes jiems ką, blėt, gandrai, kas? Kas čia paukščių namelis? Kas čia per pasididžiavimas? Paukščių namelis. Ir apačioje parašyta, renkant Seimą reikalingas šaltas ir racionalus protas. Primenu, čia paukščių namelį. Šaltas, racionalus protas. Už kągi man prabalsuoti? Taip, vieni žadėjo atlyginimus, paukščių namelis. Bet toliau, darbo partijos laikraštį, aišku, interviu su darbo partijos atstovė. Ir pats mėgiamiausias dalykas, toks klausimas, toks jausmas, kad Šekspyras klausinėjo. Kas yra naujamiesčio Ieva? Tai yra sąvoka, kad naujamiesčio Ieva. Yra Antakalnio Ieva, yra Fabijoniškių Ieva, yra Stoties Ieva. Biški blogesnė, bet yra, bet naujamiesčio Ieva. Naujamiesčio Ieva. Bet pats mylimiausias, kad jie vis dar tampino lavonus. Va, Viktoras Uspaskichas. Parašyta jisai. Jo parašas yra nuostabus parašyta. Visuomet jūsų nuolankus tarnas Viktoras Uspaskichas. Bet kodėl mums nieks nesakė, kad aš turiu tarnų? Aš čia ramiai vaikštų savo gyvenimą, kažkaip čia veikiu, pats viską darau, aš turiu tarną. Kodėl mane mokyklai man pamelavo, kad baudžiava panaikinta? Tarnas. Alio, Viktorai, šeimininkas alkanas. Bet vienintelis naudingas dalykas, kad čia gale aiškiai parašyta, už ką nebalsuoti. Darbo partija numeris 8. Ir kad sustabdysim pabėgėlių antplūdį. Pabėgėlių bangą, jie ten sakė dar vienam parašyta. Sustabdysim pabėgėlių bangą. Blet, jie gargždų bangą gali maksimum sustabdyti. Nesme, pabėgėlių bangą. Tai, bet man tiesiog įdomu, sustabdys jie pabėgėlius. Bet man klausimas, o kas nors labai veržėsi į Lietuvą? Kažkas, jūs turit kažkokių pažįstamų užsieniečių, kurie pildo žalią kortą, kad atvažiuoti į Lietuvą. Kažkokie amerikiečiai per intervus, aš planuoju stoti į Harvardą, o po Harvardo galbūt varysiu į praktiką į Kėdainių konservų fabriką. Jeigu viskas pavyks. Įkursiu startupą Šiauliuose, gal Klaipėdoje pagyvensiu, pasurfinsiu, nu. Tai kvaila tas stabdyt pabėgėlių antplūdį Lietuvą. Čia ant tiek beprasmiška tas pats kaip čili picai sakyti skanaus.